Trio bet. Tai matom labai gera jūsų nuotaika, labai linksma, dėl ko taip džiūgauja. Labai daug draugų, labai daug su krepšiniu susijusių žmonių. Vieną turbūt neteko tiek matyti, girdėti emocijos čia visų, ne vien mano visų tokios emocijos, burtai tokie, kad suskirstė burtai Balkanų šalis į savo čempionatą, kad Šiauliuose vyks viena pajėgiausių grupių, ką aš su kai kuo susiginčijęs pasakiau. Aš norėčiau, kad būtų ta grupė, kur žais Serbija. Ir tai pateko, tai toks jaučiuosi lyg tai atspėjęs kažką tose burtose. Dar Volkovui pasakiau, kad papulsi į tą pačią grupę kur Rusija. Nes Arvydas įtraukti, aš žinau, jo ranką. Vėlgi taip įvyko. O apie Lietuvos grupę, kokią nuomonę jūsų? Gera startui grupė, pradžiai gauti gerą formą. Būsiu toks senamadiškas, bet pasakysiu, niekada pats nesitikėdavau iš burtų nieko gero ir šiaip galvojau, tie burtai nieko neduoda gero. Susitiksi anksčiau su stipriom komandom, bus lengviau paskui. Juk nesitaikai patekti į sekantį etapą, taikomės į aukščiausias vietas, tai ar anksčiau ar vėliau. Šis skirtumas, kada susitikti, taip kad aš nemanau, kad kažkokia tai proga yra. Gera grupė yra, reikės prieš visus laimėti, taip kad taip tik tai iš pradžių traukiam burtus ir sakom, bus ispanai, turkai, Lietuva į tą pusę pabūk, kažkaip taip mes tenai sėdėjom ir mums taip kabutėse sekėsi skirsti. O šiaip tai man kalbėjau su dvi trenerių, Kęstučių, Kemzūrą, tai sakau, net neklausiu tavęs. Tai galiu pasakyti, kad nesvarbu kokie burtai bus, vis tiek reikės laimėti.